Susirenkam šiandien pakalbėti apie dvi savokas - kultūra ir politika. Kokios politikos reikia menui, kodėl negalima atskirti meno nuo politikos, net jeigu yra bandoma tai daryti. Ir susitinkame labai aktualių įvykių šviesoje, nes kaip matėme neseniai, viena iš didžiausių kultūros politiką laikančių struktūrų Lietuvoje, kultūros ministerija atsidūrė paprastai pasakius pavojuje. Ir matėme didžiulę bendruomenės reakciją ir tokią didžiulę mobilizaciją apginti ir išsaugoti šitą struktūrą. Ir kultūros protesto banga kažko ir mus pačius išmoko apie mus, išmoko apie patį protestavimą ir apie tai, kur dabar esame ir kaip valstybė, ir kaip kultūra, ir kaip meno scena. Pasidalinkime šviežiausiais įspūdžiais dabar iš dar tebevykstančio kultūros protesto, iš tos situacijos, kurioje dabar esam ir ką jį labiausiai mum, kaip kultūros lauko atstovam, pasako apie mus. Aš nelabai mėgstu tos savokos kultūros laukas, jis kažkaip tada uždaro kažkokias sienas, tarsi yra, aš jau tą sakiau, laukas kultūros, laukas ne kultūros kažkoks yra. Taip, tai yra sfera, kurioje, kaip čia pasakyti, kultūra plačiaja prasme yra žmonių profesija, bet kita vertus nėra turbūt valstybėje žmogaus, kuris kažkuria prasme neprisiliestų prie šito lauko, juo nesinaudotų. Ir dėl to tai yra visos valstybės interesas, visos valstybės laukas. Kultūra yra valstybė. Ir tada iš to ateina, man atrodo, ir apibrėžtis demokratijos, laisvės, menui turbūt laisvė gal pati svarbiausia savoka, turbūt pirmiausia menininkui. Bet kultūra nėra tik menas, ne? Kultūra yra ir žiniasklaida, ir biblioteka, ir mokytojo pamoka. Ir tada apie ką ta pamoka šiandien turi būti šiandieniniam pasaulyje, šiandieninėse geopolitinėse Lietuvos aplinkybėse, šiandieniniai politiniai Lietuvos sumaišty, kai politinio darinio lyderis kiekvieną dieną savo pasisakymų vis labiau įvelia viską į kažkokią nebeatrišamą melo, tiesos, kvazitiesos kažkokios pinklės ir viskas kažkaip aptemsta. Tai man atrodo, to protesto pirminis buvo gal ir toksai akstinas. Vienas dalykas tai nebepasiduoti šitam, bent jau savo lauke ir tada paaiškėjo, kad vos tik tai pradėjom laikyti sienas ties kultūros ministerija, tada pasirodė, kad labai lengva tas sienas plėsti, nes daug kas tame proteste išgirdo savo kažkokius atsišaukimus. Buvo ta praeitą savaitę tarpsektorinė asamblėja vadinama, kurioje žmonės buvo iš kitų laukų ir jie kalba tais pačiais žodžiais. Tiesiog gal kultūros žmonėm, kur tie žodžiai, tų žodžių dėliojimas, žodžių naudojimas yra kasdieninė tokia svarbi, kasdieninė veikla, lengviau pavyksta formuluoti, kas negerai. Bet aišku, daug kas stovi ant tokio grinosios nuojautos. Ir aš manau, kad tai labai svarbu iš tikrųjų politikoje kartais tiesiog pasiduoti šitai nuojautai, jausmui. Ir kur mes esam kelios dienos nuo paskelbimo apie naują etapą šito protesto. Tai čia aš jau kaip iniciatyvinės grupės narys galiu pasakyti, kur mes gal kviesim šį kartą plačiau pasakyti, kas mes esam kultūra. Ir kas gali po šitą frazę pasirašyti. Kalbant apie dabartinę šalies politiką, aš nebūčiau tokia drąsi, kad daryčiau kažkokius generalizavimus bendrus, bet kažkoks bendros idėjos etinės ir jos aiškumo trūkumas yra labai matomas ir jis turbūt ir sukuria tas situacijas, kur yra truputį sunku patikėti tuo, ką matai ekrane ir institucijose.
Ir šitoje vietoje man taip pat pasidaro svarbu estetika ir simboliai iš tikro jau kaip tikrai menotyrininkiai, nes mes kartais irgi, man atrodo, pamirštame, kad valstybės simboliai, valstybės spalvos, himnai, pinigai yra kažkieno sukurti, nupiešti, dizainerių padaryti sprendimai ir visa tai irgi tada patenka į kultūros arealą ir visi šie dalykai yra kuriami galų gale. Tai labai įdomu pasidaro, kai atrodo, kad dominuoja kažkokios estetinės ir jo turbūt to pačiu ir etinės labai aiškios kategorijos, kad turi būti gražu, turi būti kažkaip gal patriotiška, sakykime, turi būti apie kažką aiškiai, bet mažai lieka vietos kompleksiškumui. Ir tai padaro, kad įvyksta va tokios iš tikrųjų sudėtingos situacijos, iš tikrųjų pavojingos situacijos. Yra monumentai, yra simboliai, kurie tarsi turėtų vienyti tautą, taip paprastai pasakius, ir užduoti tą kažkokį tai bendrą etinį principą, bet su kultūros protestu pamatėme vieną iš tų modelių, kad galiausiai suvienijo kažkas truputėlį kito ir kažkas truputėlį sudėtingesnio, kas tuo pačiu leido akimirkai visiems pamiršti tos tarpusavio sudėtingumus. Kai kultūra arba menas tampa to politikos įrankių tokio, žinai, kas irgi, sakykime, kine dažnai tas didelis klausimas Lietuvoje yra, žinai, kodėl valstybė neužsako filmų, kurie skatintų patriotizmą, arba kodėl užsako jų per mažai, arba kodėl jie ne taip pasidaro ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tada, kai tos valstybės stuburas kažkaip pagriūva, tada per tą patį protestą visi vis dėlto susivienyje ties Čiurlioniu ir jo jūra, kuri gal prieš pusmetį toks vientisas stovėjimas minioje, klausyti Čiurlionio jūros, daugeliu menininkų būtų truputį tartinas. Ne? Toksai bet šitoj vietoj ne. Estetiškai kažkodėl tu supranti, kad ne, viskas gerai, aš pasirašau po šituo. Ir čia skirtumas turbūt yra dėl to, kad šituo atveju tai ateina iš apačios. Aš nematau gal problemos, kai meno kūrinys sutelkia. Net ir už kažkokį etinių vertybių, kaip tu sakai, žinai, rinkinį, po kuriuo mes galim pasirašyti. Bet man atrodo, tai niekada negali būti pirminė intencija tai padaryti. Yra tokia keista situacija, kai valstybės struktūra neįtin patvari ir tada dalį menininkų gal atsiranda noras kažkaip sustiprinti struktūrą menu, kai šiaip dažniausiai menas vis tiek yra apie laisvę ir tradiciškai valstybė yra struktūruotas, tvirtas darinys, o menas truputį judina visą laiką tos pamatus, kelia klausimus, dar kažką, žinai, ir tada atrodo egzistuoja kažkoks sveikas balansas, provalstybinis, valstybininkas, politikas, tada šiek tiek nejaukiai jaučiasi prie to menininko, nelabai jo mėgsta ir jis bando kažkaip viską tvirtinti, stabilizuoti, o menas truputį judina, ardo, klausia ir taip toliau. Man atrodo, šitas balansas yra sveikas, taip ir turi būti. Blogai yra, kai viskas apsisuka. Kai menas pradeda tvirtinti pamatą, o politika iš principo jį ardo. Bet man atrodo, kad va šitas kultūros protestas ir buvo keistai kažkokia panaši situacija, kurioje mes atsidūrėme, kai paaiškėjo, kad kultūros žmogui staiga tenka stovėti už principus, už kuriuos šiaip jisai nėra pratęs ir net gana skeptiškai žiūri į atsakomybės prisiėmimą už valstybingumą. Bet labai daug kam turbūt šituo atveju, konkrečiai Nemuno aušros veikimas yra apie kažkokį pamatinį pamato plovimą tos valstybės, kurios saugume tu tada gali veikti kaip klausimų kėlėjas, kaip žinai, kažkokių
atnešėjas temų, kurios šiaip lieka pašluotos po tokiu fasadiniu, žinai, jo, kaip tu sakai, patriotizmu ar fasadiniu, žinai, valstybingumu. Bet gal tokia šitos valstybės yra, nežinau, ir prigimtis, ir nuolatinė būklė, ir nuolatinė situacija, žinai. Aš čia dabar tokiam Lenkų žurnalui atsakinėjau į klausimus ir jie klausė kažką apie sausio 13, žinai, ir aš sako, ar sausio 13 yra, žinai, sustabarėjusi tokia šventė, ar jinai yra gyva šventė. Ir man atrodo, kad galbūt paskutiniais metais tai jau buvo tapusi tokia, data, kuri tiesiog yra valstybinė data. Ir tu jos gal labai gyvai neišgyvenėjau. Tada 22 metais, kai aš nuėjau į aikštę per sausio 13, kai buvo tas toksai išpuolis minios prorusiškos minios prieš sausio 13 apdovanojimus. Ir aš toje aikštėje girdėjau, kai žygiavo Lietuvos kariuomenė, kad eina nacijai ir greičiau ateitų Putinas išvaduot. Ir tada staiga ta data vėl kažkaip atgyja, vėl tu jautiesi, kad tu kaip pilietis turi išnešti atsakomybę apginti šitą datą kažkaip. Bet nebūtinai tą turi padaryti menu, tu gali tą padaryti ir kaip pilietis, bet dabartiniai protestai parodė, kad šitas veikimas tarp kažkokio meninio performanso, meninio veikimo būdo, mockiško, bet orientuotas į politinio pokyčio tikslą, jisai gana veiksmingas. Ir politiniam elitui gal nelabai suvokiamas ir nelabai suprantamas. Tada tave bando iš karto suvesti į tai tu apsispręs, ar tu politikas, ar tu menininkas, ir jeigu tu menininkas, tai tada nelįsk į politiką, jeigu tu politikas, tai veik kaip politikas, tu sakai, ne, egzistuoja ir tas meno veikimas kaip aktyvistinio meno, ne, kur menininkas jaučia nepasitenkinimą esamą situaciją ir veikia menu stengdamasis tą situaciją pakeisti. Ir aš ilgai būdavau skeptiškas šitam veikimui, galvodavau, čia toks, aš irgi taip labiau apie tą. Reiškia, gal dėl to, kad politikos mokslus mokiausi, atsiskirsiu nuo jų, tada perėsiu į meną, čia jau bus be to. Ir paskui suprantu, kad neįmanoma. Tai yra mitas, kad įmanoma to išvengti, ir kita vertus net ir man atrodo kenksminga. Todėl, kad tada labai lengva menui tapti tuo įrankiu, tokia lengva tapti gėlyte, spektakliu apie didį humanizmą tirono rūmuose. Šitas man yra pats baisiausias dalykas. Ir kai menininkas po tuo pasirašo, kai jisai sako, kas yra žmogus, ir tai rodo salėje, kurią globoja žmogžudys. Pinigais, gale. Aš tada absoliučiai nesuprantu prasmės tokio kūrinio. Ir tokio kūrėjo, man tada viskas atrodo, kad lieka tik tai ego, noras apsimesti kažkuo. O man atrodo, pats gražiausias meno dalykas yra, kad menininkas jisai išgyvena tai, kuo jisai tiki. Jisai tuo gyvena. Jeigu yra teorija, praktika, tai tas meninis veikimas yra realiai kurti tą pasaulį, kokį tu tiki. Ir gal čia ir buvo ta kultūros protesto stiprioji dalis, kad į ją įsitraukė daug žmonių, kurie ilgą laikę būtent taip ir veikia. Ir tada politikas jisai nesupranta, ypač tas politikas, kuris yra toks makiaveliškos prigimties, kuris toli gražu nedaro to, ką sako. Ir jis galvoja, kad visi kiti tokie. Ir jis negali patikėti, kad yra žmogus, kuris daro tai, ką sako, ir tiki tuo, ką jisai daro. Ir darys tai, kuo jisai tikės, ir sieks to, ko tiki. Man atrodo labai svarbu, kad mes palietame ir tą principą būrimosi iš apačios, o ne nuleidimo kažkokio iš viršaus kultūrinio kanono ar taisyklių diktavimo. Ir aš tai visą laiką fone galvoju apie tą kultūros kūrėjų, menininkų, visų dalyvaujančių proteste galimybę išlikti tvirtiem ir ramiem tokioje krizėje. Tai kaip patiem menininkam išlikti tvirtiem ir ramiem,
kai tu gali staiga susidurti su reikalavimais iš tavo projektų eigą, finansavimą, tavo darbo vietą, lemiančių struktūrų, kuriem tu esi visiškai nepasiruošęs. Ar elementariai jau matėme situacijas, kur tiesiog nėra įpročio viešumoje elgtis taip, kaip mes galbūt viduje norėtume, kai matome asmenis, organizacijas, veiksmus, kurie nėra priimtini mūsų kuriamos kultūros kontekste, bet kažkas įvyksta ir pasidaro labai sunku nepadaryti to veiksmo, neparodyti to ženklo, kad durys yra ten. Ir vis tiek viskas vyksta pagal įprastą eigą. Ar per protestą mes jau esame išmokę kažko kaip likti stipriem ir pasiruošti, kad šita situacija turbūt tęsis ne vieną dieną. Reikės stipriem būti, reikės mokėti pasakyti ne ir reikės mokėti pasakyti ir ko norime. Ir labai aiškiai parodyti, kad kompromiso nebus galbūt kai kuriuose situacijose. Tai ką daryti? Tai būti laisvam iki galo. Tai reiškia stovėti už tą savo laisvę. Tai menininkas gali ilgus metus sakyti, kad ten jo eiti il tos laisvės, čia ruoštis ją ginti su šautuvu, tai čia ne mano reikalai. Bet jam vis tiek reikės tą patį apsisprendimą padaryti. Ar kai man ateis ir pasakys, ne, šito nebegalima. Ar kai man ateis ir pasakys, ne, tu šitaip nebekalbėsi. Arba mes tu nuimsim tavo pinigus. O jūsgi visi apie pinigus, teisingai. Tada tau reikės pasakyti, aš ne apie pinigus, aš ir nemokamai padarysiu, ką aš noriu pasakyti. Aš susirasiu kitus būdus, aš nueisiu į Lidlą dirbti kasininku, bet aš darysiu, ką aš darau. Ir jūs manęs neužčiaupsit. Ir tada, kiek tu esi pasiruošęs tuo, kiek tau gali kainuoti, kiek tu esi pasiryžęs ištverti šitą. Tai visos šalis, kurias tikėkimės, jeigu pavyks mums suorganizuoti šitą renginį gruodžio 5-6 šitoj salėje, matys kultūros asamblėjos organizuojamos konferencijos žiūrovai, kur analizuosim situaciją šalių, kuriuose tai jau įvykę. Visur iki menininko šitas klausimas ateina labai tiesiogiai, kiek tu esi pasiruošęs stovėti už savo laisvę, nes Kartvelų menininkui protestas gresia kalėjimu, artimųjų kankinimu, realia įkalinimo grėsmė, jo paveikslas arba jo. Tai mes grįžtam į sovietinį laiką, kai tas disidentavimas. Ir tada specifika yra ta turbūt mūsų tėvų kartos gal menininkų, tie reiškia žmonės, kurie tada iš viso priima politiką kaip opresyvų dalyką ir po 90 metų sako, menas neturi turėti nieko bendro, nes politika gali būti tik tokia, tik opresyvi. Bet pats Lietuvos valstybės atkūrimas, sąjūdis, rodo kitokios politikos siekį. Bet šitos pastarosios savaitės man ir daugeliui žmonių, man atrodo, aš labai iš daug ko girdėjau šitą įspūdį, kad jos įnešė irgi dar vieną įdomų pokytį, kad staiga tu kitaip žiūri į savo kolegas menininkus. Tai, kas tavo anksčiau dar prieš pusę metų atrodė, mene labai svarbus estetiniai skirtumai, ne? Ir tai, kas tavo estetiškai nepriimtina, netitinka tavo estetinio supratimo, tu taip iš karto, gerai, aš nelabai ką čia turiu šnekėti, neįsiu tenai, nežiūrėsiu, čia ne mano pasaulis. Ir dabar kažkaip etika užlipa aukščiau estetikos ir aš visiškai galiu toleruoti smarkiai plačiau galiu toleruoti ten mano skonio, kad tai netitinka taip, kaip aš daryčiau. Skonio klausimai man pasidarė nebesvarbus, atrodo. Man žymiai svarbiau, kad žmogus sako, ką daro. Vat, pavyzdžiui, paprastas principas. O mano skoniai čia ne mano skoniai. Bet aš galiu po šituo, kad pasirašyti po kažkokio esminių etinių dalykų, kad tu turi už žodį atsakyti kaip už daiktą. Tu turi gyventi tuo, ką tu sakai. Ir čia tarp mūsų yra kažkokia bendrystė tada. Ir mūsų kartai prieina dabar vėl įsitraukti kaip menininkam į politinį veikimą. Taip atsitiko šito protesto metu, mes labai gaunam daug iš įvairių sričių, keiščiausių sričių, nuo bažnyčios iki mokyklos. Mums irgi reikia pagalbos išsivalyti nuo savivaldybės
kažkur Lietuvos regione iki kokios nors institucijos Vilniuje, pasirodo, kad šitas kažkoks varžtų, nežinau, tironijos kažkokios. Aš vis tiek naudojasi tuo Umberto Eko fašizmo apibrėžimu. Jisai gerai įvardina, kuo tai gresia. Kad tai atrepliojo kažkaip per mažus keliukus iki labai daugelio institucijų. Ir baimė pasakyti, kad taip yra. Tiesiog kažkur užėjo, kol mes čia Vilniuje sėdėjom ŠMC salėj ir nelabai pastebėjom. Dabar tenka pastebėti. Ir turim turbūt prisimti ir truputį atsakomybę už tai, kad irgi estetiškai buvo tai svetima, tai mes ten neįsim. Ne visi, aišku. Dalis tik tai ir te darė. Važiavo į pačius mažiausius kultūros centrus visą tą laiką. Bet ne visi. Ir dabar tenka kažkaip turbūt kuo įmanoma daugiau visiems į šitą stotų.